Buongiorno, gudeliai. Simbolinis etapas šiandien, būtent 2023. Čia atvažiavau pirmą kartą sudalyvauti Karmos taurėje. Sekėsi sunkiai, neneigsiu. Atvažiavau grupėje, pamenu, 20 iš 21 dalyvio. Tikrai nebuvo lengva, buvo šaltas dušas, pamenu. Šiandien entasis etapas čia, šioje taurėje, bet vėl grįžtam į Gudelius. Oras šiaip labai neblogas. Saulė šviečia, į lauką kviečia. 3 ratai mūsų laukia šiandien. Matysim, kaip seksis. Ką, jungiame šviesoforo signalą, laukiame žalios spalvos, minutė praėjo, turite dar galimybę pasivyti savo konkurentus iš vyrų jėgos, jums šiandien 3 ratai. 3 ratukai šioje trasoje, valandą orientuotis varžybinio laiko. Tai startai šiandien yra suskirstyti atskirai, pradžiai startuojame mes, o po to vyresni mėgėjai ir jaunimas. Nuo pat starto Orestas šauna į priekį. Šiandien turėjau problemų ir su audio, truputėlį pasireguliavau kamerą prieš startą, bet matau, kad tai pakenkia audio kokybei šiandien, tai iš karto atsiprašau dėl to. Trasą pavyko išsibandyti tik prieš startą šiandien. Su Mindaugu Šarkausku apvažiavome apžvalginį ratuką prieš varžybas. Kelis kartus nuklydome. Pati trasa tai tikrai labai įdomi, turi ir gerų įkalnių, daug greitų nuokalnių. Tarp medžių vinguriavimų tikrai pakako šiandien. Pamatysite, jie buvo ir su nuotykiais. Puikiai Orestas važiuoja čia single tracką, stengiuosi nuo jo neatsilikti, žinau, kad jis jau trasą išbandęs daugiau kartų, tai manau tikrai geriau žino, kaip ją įveikti, todėl tam pirmam rate stengiausi neatsilikti. Čia privažiuojam prie vienos aštriausių nuokalnių trasoje, tikrai reiktų būti gal kiek atsargesniems. Greičiai nemaži, medžiai taip pat labai arti. Jeigu nesumeluosiu, tai minus 58% gradient kampas nusileidimo, kas yra tikrai labai statu. O čia Eimantas Litvinenko, kai pro stovinčius pro mum praskrenda įkalnėje ir prasiveržia į lyderio poziciją. Čia kažkaip pasijaučiu geriau, bandau aplenkti Orestą, vėl vatų šuolis, bet šiuo metu sėdint ir komentuojant, tai manau, kad čia bereikalingas toks buvo bandymas, geriau būtų buvę pasitaupyti šiek tiek energijos. Vatų vidurkis šiandien buvo 255, NP kaip visada šiek tiek aukštesnis. Čia Justas Tekorius mane gan greitai aplenkė. Jisai šiandien laimėjo būtent mūsų įskaitą. Eimantas buvo 2. Justas 1. Orestas susigrąžina poziciją, artėjam prie tokio single tracko, tai mąstau, kad čia būtų gerai neatsilikti ir pamatyti, kokiamis trajektorijomis Orestas važiuoja.
Šiek tiek brūkšteliu su pečiu šį medį, tai turėsime nuotykį su juo ateityje. Na, o čia stengiuosi neatsilikti. Cadence vidurkis šiandien buvo 90. Na ir štai, išvažiavus iš single tracko, visai neužilgo Augustinas, dar vienas Bike Expert narys, vejasi savo komandos draugą, puikiai šiandien jie abu dirba įkalnėse. Bendras trasos sukilimas šiandien per 3 ratus pagal Garmin duomenis buvo 470 metrų. Visa trasos distancija buvo virš 18 km, tai tikrai sukilimo užteko tokiai sąlyginai trumpai trasai. Čia prasileidžiu dar vieną poziciją. Aurimas Starkus iš Attackers Team. Puikų pasirodymą šiandien turėjo. 4. vieta mūsų grupėje, tai sveikinimai jam. Jonas Vaičelionis štai iš Drops komandos lenkia mane. Šiandien Joną dar matysite ne kartą video. Puikiai lekia nusileidime jis čia. Na, o aš dar pirmam rate stengiausi čia neperspausti, nes nepamenu visų akmenų ir šaknų. Stengiausi truputėlį su galva važiuoti čia. Čia tokioje dauboje kertame nedidelį šaltinėlį ir staigi įkalnė. Tokia gal viena sudėtingesnių trasos vietų, įdomesnių. Na ir privažiuojam prie vienos ilgiausių įkalnių. Tai čia matome iš karto visi grandinėlę, vieni šalia kitų. Nieks papildomai neatakuoja, visi bandom išgyventi čia. Dainius Strybė štai tiesiojoje atakuoja. Puikiai suvažiavo šiandien, bronzą pasiėmė mūsų grupėje, tai sveikinimai tau. Ir greitai priartėjom prie vienos greičiausių nuokalnių šiandien. Greičio vidurkis mano šiandien buvo 17,6 km per valandą. Aišku, štai tokios ilgos greitos nuokalnės tą vidurkį pakeldavo. Čia privažiavome pušinėlį, duobėta tokia zona, arti daug medžių, tai tikrai buvo ką veikti, gerai atpurtė čia. Šiame posūkyje Jonas daro klaidą. Aišku, labai mandagiai jisai mane praleidžia, ačiū jam. Buvo trasoje tokių smėlingų posūkių, kur jeigu perspausdavai su greičiu, tikrai galėjo liūdnai baigtis.
Tai net žiūrovai skatina palengvinti savo darbą, per sunkia pavarą vėl važiavau, per daug apkroviau kojas, na, etatinė mano klaida, reikia kažkaip bandyti šitą problemą spręsti ateityje. O čia Jonas susigrąžino poziciją ir artėjom prie pirmojo rato pabaigos. Padavė šaunuolį atakerį. Kaip kojytės? Duobė tokia dabar. Na taip, antrojo rato pradžioje pasunkėjo tos kojos, nuovargis atsirado, kažkaip panašiai pasijutau kaip pernai metais visada, po pirmojo rato antras būdavo be galo sunkus. Tai, na, bandom laikytis kažkaip, nepaleisti tos pozicijos. Neatakuoju įkalnė, stengiuosi tiesiog čia išgyventi. Čia lyg Jonas kažkokią klaidą su pavaromis padaro, tai trumpam susigrąžinsiu poziciją, bet sunkiai atsikvėpuoju dabar, tai neilgam čia aš priekyje. Aha. Na štai vėl ta pati vieta. Užkerėtas šitas medis tarsi. Kosmos. Na, bandom čia su Jonu važiuoti, priekį lyg ir matosi Augustino ir Oresto marškinėliai, ne per didelis dar tarpas. Bet aišku, kiekviena klaida šiame sporte, na, kainuoja labai daug. Na, jau drąsiau antrajame rate, čia ir airtime'o pasigaudau. Smagita nuokalnė tokia ilga. Julius Griškevičius štai pagauna vieną gražiausių man kadrų šiemet. Nuostabiai įamžintos varžybos šiandien. Ačiū už visas fotografijas. Pasigaudam dar jaunimo palaikymo ir tęsiam šitą netrumpą įkopimą į kalnelį. Čia jau žymiai drąsesnis. Na ir beveik dar viena galimybė pabaigti savo karjerą. Vos neįmedė šitam. Oi, geras ten.
Štai kairėje su plojimais komandos draugas Dovydas Petravičius ant žvejybinės kėdutės sėdi, ploja, ačiū jam už palaikymą. Kaupia jėgas kitiems gravel startams. Beje, labai puikus single trackas trasos pabaigoje, tikrai smagi šita vieta. Aš ją ten numesiu. Dropsuose Vaičilionis gerai laikosi ir jį vejasi Tomas Pažemė. Pradedam paskutinį ratą. Šalto dušo pagalba truputį viliuosi, kad bus lengviau. Dar vienas nuleisi. Lendu, ačiū tau. Trečiajame rate šioje nuokalnėje pasileidau dar greičiau, žymiai drąsiau jaučiausi, kai jau truputį trasą geriau atsimenu. Mantas Barštys lenkia čia, įkalnėje, jėgų man visiškas stygius. Tau šlapimą reiks patikrinti. Taip, Mantas čia puikiai sukaupęs jėgas, puikiai ataka trečiajame rate. Čia trečias kartas prie didžiausio mano oponento šiandien. Petys. Neblogas čia niuksas, išmušė tikrai šviežių, nes skausmas tai toks plintantis buvo, bet čia užvirė kraujas, nežinau, pyktis, tai į kalną generavau, nežinau, viską, kas liko, bandžiau pasivyti Mantą su Jonu, bandžiau atiduoti paskutinės jėgas, bet tas skausmas tikrai niekur greit nepraėjo. Krito tempas paskutinio rato antroje dalyje. Nuokalnėse pradėjau truputėlį saugotis, nežinau, gal tas smūgis šiek tiek išmušė. Aišku, visos duobės taip pat irgi jautėsi kiek stipriau. Buvo mintis tiesiog stengtis užbaigti, nepraleisti nieko, bet kad pasivyti Joną su Mantu, tai jau buvo tikrai labai sunku. Ačiū. Ačiū tau. Paskutinis šuoliukas šiandien. Boba. Ir trečiojo karmos etapo finišas. Numeriukas ir didelis ačiū visiems, kas plojate, palaikėte, tikrai jūsų plojimai padeda. O aš jūs trumpam palieku su kadrais iš varžybų. Varyk.
Panevėžio Lietuvos sportas Tempas komanda paplokime. Sveikinimai panevėžiečiui Dovydui, jaunimas 16-18 metų, pirmoji vieta šiandien. Taip, ir pasižiūrim. Mėgėjai iki 35 metų grupė ir šiandien pirmasis dešimtukas. Visi sutilpo mažiau nei 4 minutės tarpusavio skirtumą. Tai rodo labai didelę konkurenciją ir turbūt viena didžiausių konkurencijų per keletą metų. Na, o čia, aišku, podiumas, Justas, Eimantas ir Dainius stovi ant podiumo. Tai didžiausia, aišku, sveikinimai jiems šiandien. Antras šiandien Airidas Sudauskas iš Bike Expertus. Na ir tas neklaužada, kuris jų išfinišavo, tai Vaitkevičius Justinas šiandien yra pirmas. Paplokime Justinui. Ir gauna taip pat mūsų unikalią taurę, gero raugo, super gėrimo. Tik neliko dėja. Ir pirmas, kuris šiandien taip, Buivydas jau paplekšnos per petį iš Panevėžio treneris. Tai Jokūbas Kuklinskas, Panevėžio SNL. Na, o didžiausi sveikinimai keliauja tai Jokūbui šiandien. Pirma vieta vyrų jėgos grupėje. Puikus pasirodymas šiandien. Tikrai puikus, man atrodo, bus Jokūbo sezonas šiemet. Dalyvaus ir tarptautinėse varžybose. Ir aišku, galit jo kai kurios performansus pasimatyti ir mūsų kanale. Na, jeigu nesiseka varžybose, tai bent jau sekasi loterijose ir viktorinose. Apstu prizus šiandien. Ačiū organizatoriams ir mes susitiksime jau neužilgo kitose startuose. Iki.